Nelabai žinojau apie miestą, bet po matęs modelius, paskaitęs ir paklausęs žmonių, aš gana įdomus žiemos sodas, bažnyčios, daug sužinojau apie miestą. Galvoju, kad integruota, būtų įdomiau, būtų veiksmo. Išmokau, kaip atlikti tam tikrus darbus su skirtingom ten medžiagom, kaip pritaikyti medžiagas padaryti. Aš padariau fontaną, nes maniau, kad Kretingai reikia daugiau vandens. Kokie mes kūrybingi esame. Tai šiandieną buvo tiesiog apie daugiau pažinimą apie Kretingą ir tiesiog komandinis darbas. Šiandien sužinojau daug įvairių dalykų, pavyzdžiui, apie bažnyčią, apie dvarą. Buvo labai įdomu šiandien. Šiandien išmokau daugiau komandiško darbo ir tiesiog klausytis. Man labiausiai patiko apie stotį Kretingos. Norėčiau vieną kartą nuvažiuoti Kretingą. Aš kūriau žmogeliuką panašų į mano kolegę, tai yra draugę, į Perlą ir pavyko man. Prilipdžiau aš tarp žemėlapio ir palipdžiau, kad jinai yra milžinas ir lipo virš mašinų tarp greitkelio. Tai tiesiog, kad Perla man yra labai svarbus žmogus ir aš norėjau, kad pasijaustų didi ir kad kaip toks milžinas tarp to pasaulio. Kūrėm miestą, susijusius dalykus. Mes intensyvumą kūrėm. Aš sukūrė kaip angelo ir įdėjau į laiko. Mano objektas buvo dviratis ir tas dviratis buvo skirtas kaip ir man, nes aš buvau Gabijos veikėjas, tai aš ir savo pasidariau dviratį. Nežinau, aš tai sužinojau, kad galima kažką rankomis sukurti ir ir daug sužinau dalykų, kokie svarbus pastatai yra Kretingui ir nauji. Aš įsiminiau žiemos sodas ir aš esu jame lankiusis. Aš iš pradžių negalėjau patikėti, kad žiemą gali augti į egzotiniai augalai. Aš sukūriau supamąjį krėslą, kad galėtumėm prie to sodo atsisėsti ir į saulę tiesiog pažiūrėti. Aš sukūriau kultūros namus, tiesiog toks fainas pastatas pasirodė. Bažnyčių daug pas jūs yra, pastatų daug. Aš manau dėl to, kad tai yra paskutinė diena prieš atostogas ir norėjome pailsėti, kažką naujo išbandyti ir kažkur pakeliauti. Mano nuomonė ne, aš tikrai sužinau naujų dalykų apie tą pačią Kretingą, nes tikrai nežinau labai daug, kad pas mus Lentvaryje taip pat yra Tiškevičiaus dvaras ir aš dariau šitą žmogeliuką, kuriame vaizduoju turbūt Kretingos gyventojų. Aš manau, jis dabar yra dabartinius, toks paprastas jaunimas. Mums buvo iš jūsų pusės daugiau dėmesio, mes sužinojom, galime pasakyti, kad daugiau nei per visus metus mokyklų per istorijos pamokas.